Sveikos, mano brangios mergelės, tai yra taro kortų prognozė jums gegužės mėnesiui. Parašykite, prašau, kaip praėjo pas jūs balandis. Ar balandis buvo jums lengvesnis negu kovas, kiek iš mano pranašysčių įsipildė. Pakomentuokite man ką nors ir, žinoma, išsaugokite video ir pasidalinkite. Būsiu labai dėkinga už grįžtamą į ryšį. O mes pradedam, mergelės. Kas laukia mergelės ženklo atstovų? Gegužės mėnesį asmeninėme gyvenime. Asmeninis gyvenimas. Mergelės, kas laukia gegužės mėnesį? Traukiu kortas. Mergelės, iškart nuo pokyčio prasideda pas jūs mergelės asmeninis gyvenimas gegužės mėnesį. Toks nelengvas mėnuo jūsų laukia. Žiūrėkite, visų pirma ateina korta transformacijos ir pokyčio ir korta atsiskyrimo. Tai reikės jums kažkaip tai tikriausiai izoliuotis, atsiskirti nuo visų, arba jūsų tas pokytis bus ėjimas į vienatvę. Galite labai stipriai jausti vienatvę, galite galbūt išeiti į vienatvę. Aš turiu omenyje, kad galbūt ateis tokios aplinkybės, kurios privers jūs jaustis vienišai arba likti vienam. Sakykime taip, kažkoks tai bus mėnuo, kuris iš tikrųjų gali jums atnešti tokių netikėtų pokyčių ir tie pokyčiai gali jūs liūdinti. Gali būti, kad reikės pagulėti lovoj. Matot, yra tokia korta pauzės, stagnacijos, sustojimo. Žmogus guli lovoj. Žmogus arba ilsisi dėl to, kad jisai pavargo ir nori pasibūti vienodu su savimi, arba žmogus susirgo ir guli lovoj dėl to, kad reikia išsigydyti, reikia pagulėti ir dėl to ateina tas pokytis, galbūt irgi vienišumo jausmas, nes kai mes susirgam, vėlgi labai stipriai gali pasijausti tas, arba pasimatyti, kad mes iš tikrųjų esame vieni, arba ateiti tokios mintis neįgiamos, mes niekam nereikalingi, mes čia vieni, čia gulim, čia sergam ir ką čia dabar daryti, sergantis žmogus niekam nereikalingas, tai vykite laukti tokias mintis, nes jūs reikalingi visiems savo artimiesiems, jūs esate reikalingi savo vaikams, savo tėvam ir taip toliau, nes čia tiesiog tokia žmogaus energetika. Ir tokios mintis apima, kai žmogus jaučiasi blogai. Bet čia 80% minčių, jos yra ne mūsų ir jos yra neteisingos. Tai, kad prisiminkite šitą teiginį, tai yra tiesiog, taip sakant, automatų tokios formuojamos mintis, kurios nėra netgi mūsų, iš tikrųjų mes su juom netgi nesutinkam. Tai turėkite tai omenyje. Taip, korta mėnulis, korta tam tikrų intrigų ir apkalbų, šmeižto, kažkokių tai melagingų gandų. Jums už nugaros gali ateiti kažkas tai, kas pakomentuos negražiai, kas apšmeiž, kas kažkokius paleis melagingus gandus, kas sakykim taip, gali negražiai su jumis pasielgti. Tai yra korta taipogi slaptų priešų, kai kažkas ten sėdi ir kursto intrigas ar pavydi mums. Pavydi ir, iš to pavydo kenkia. Gali kažkas tai kenkti jums. Bet gera žinia, mano brangios mergelės, kad jūs visą tai nugalėsit. Pirmas dalykas, o antras dalykas, galima kelionė, mano brangios mergelės. Galimai kažkur tai galite antrojo mėnesio pusėje važiuoti. Čia yra labai geros naujienos, pakeliausit, tikriausiai gali laukti kelionę. Primenu, kad prognozė yra bendro pobūdžio, kas norėtų savo asmeninės prognozės, kurią aš jau darau, naudojant jūsų nuotrauką, jūsų gimimo datą, rašykite man asmeninę žinutę, prognozės kaina 13 eurų ir sužinosite jau tuos įvykius, kurie laukia būtent jūsų, o ne bendrus. Taip, darbas, kas laukia darbo srityje, mergelės, gegužę, kas laukia darbo srityje, mergelių, gegužę,
Darbo sritis, mergelės, kas laukia darbe, mergelės, kas laukia darbe, mergelės. Darbo sritis, darbas. Taip, pirma mėnesio pusė gali atnešti nemalonumų. Visų pirma, stovėsite kryžkeliai ir mąstysite, kas toliau, kaip geriau pasielgti, nes, artėja, sakykime taip, jūsų kažkoks tai pralaimėjimas ir jūs tai labai puikiai matysite ir jausite, mano brangios mergelės, kad jūs arti pralaimėjimo ir, jūsų pergalės nematyti. Tai ir gali jums sudaužyti širdį, jūs įskaudinti. Tai gali būti skaudu, tai gali būti jūsų, ta jūsų širdelė, taip jinai virpies nuo to ir labai jau bus nemalonu, nes mergelės irgi nemėgsta pralaimėti. Bet vis dėlto, tokia yra realybė, kad galimai jūs galite nelaimėti to, ko norėjote, nelaimėti to savo tikslo, jisai gali būti vis dėlto pralaimėtas. Pirma mėnesio pusė atneš kažkokias problemas. Čia yra irgi taipogi pagal šitą kortą 3 kardai yra problemos. Yra problemos, kada neaišku kas, kaip, kada kažkas tai žeidžia, skaudina, kada reikia spręsti kliūtis jūsų darbe. Ir tik tai antroji mėnesio pusėje jau kažkas tai pasitaiso, pasirodo šviesa tunelio gale. Antra mėnesio pusė bus žymiai geresnė. Čia jau eina korta imperatorė, tai yra korta, tokios stiprios moters, kuri valdo savo gyvenimą, sėdi ant sosto, žino, ko jinai nori, žino, kaip to pasiekti ir, gali būti, kad vis dėlto ta jūsų kova, kai kurie atrodo, kad pralaimėjimas, jinai galiausiai duos savo gerus rezultatus. Nes pagal 3 pentaklius gali būti labai geras jūsų meistriškumo įvertinimas. 3 pentakliai tai yra kruopščiai atliktas darbas, tai yra meistriškumas, tai yra pagyrimas, kuomet jūs darote, kaip mergelės, jūs darote darbą idealiai, pedantiškai, kruopščiai, kiekvieną detalę jūs viską išmatuojate, apgalvojate ir padarote, perfekto. Tai va čia eina kalba apie tai, kad gausite ir pagyrimus, ir darbo rezultatai, jūsų darbo rezultatai bus tobuli. Taip, toliau. Sveikata. Kokia bus sveikata? Mergelės, gegužė. Kokia bus jūsų sveikata gegužės mėnesį? Pažiūrim. Sveikata, mergelės, sveikata. O, bokštas iš karto atėjo, bokštukas. Žiūrėkite, bokštas tai yra netikėtas kažkoks tai staigus pokytis neigiamas. Tai gali būti staigus skausmas. Kažkas tai netikėto force majorinio. Naktį pabudote, skauda kažką tai ten, pilvą šoną, negalite numalšinti skausmo. Važiuojate į ligoninę, nes įtarimas kokio nors ten apendicito ir taip toliau dar ko nors. Bokštas, netikėtas skausmas, ėjote, nukritote, susižeidėte, ten patempėte raištį, sulaužėte galūnę, kitaip susižeidėte. Čia yra tokia tikimybė, jums parodo kortos. Galbūt ir tas gulėjimas lovai ir tas neigiamos negatyvios mintis gali būti nuo to nelaimingo atsitikimo arba tos ligos staigaus skausmo, kuris gali jūs, sakykime taip, išvesti iš pusiausvyros. Tai tiek būtų mano brangios mergelės, linkiu jums sveikatos, kad visi mano blogos prognozės praeitų pro šalį ir išsipildytų tik tai geros. Sveikatos ir sėkmės jums.